be galo buvo gražu žiūrėti, kaip pastarosiam dienom ukrainiečiai atakavo Maskvos naftos perdirbimo bazę. Labai gražiai dangus nusidažė juodai Maskvoje ir tiesiog šaunu matyti, kaip ruskeliai labai daug keikėsi. Dėl to, kad karas apsilankė netikėtai visiškai jų mieste. Pastaruoju metu visoje Rusijoje ir Maskvoje mes matome, kad yra didžiulė kuro krizė nauja, netgi didesnė negu praeitais metais. Ir ant viso to viršaus dar Maskvoje buvo sunaikinta labai didelė naftos perdirbimo bazė, kuri tiek Maskvai, tiek Maskvos regionui tiekia apie 40% kūro. Tai yra labai didelis skaičius ir šiai dienai jin absoliučiai yra uždaryta ir neveikia. Tai yra labai geras ženklas. O visoje Rusijoje mes tikrai matome labai didelę krizę ir daug faktorių parodo, kad ta krizė iš tikrųjų yra labai rimta, nes visų pirma, tai šiais laikais yra sunku nuslėpti tokį dalyką, kai yra socialiniai tinklai, bet kas gali bet ką nufilmuoti. Ir visur iš visų kraštų Rusijoje mes matome susidariusias didelės eilės prie degalinio. Antras dalykas yra tas, kad Rusijoje buvo pamažinta kūro kokybės kartelė. Tai reiškia, kad jie prastesnį kūrą ir į rinką civiliams leidžia. Paprastai tariant, skiedžia kūrą. O trečias dalykas yra tas, kad jau patys rusai praneša, kad jiems tikrai teks pirkti benziną iš Azijos šalių, kas reiškia, kad tiesiog ekonomiškai jiems brangiau atsieis, nes Rusija visų pirma yra labai turtinga nafta šalis nafta ir jie kaip ir visko galėtų save apsirūpinti, bet kadangi Ukraina pastoviai daužo tas jų naftos perdirbimo bazės, tai atėjome iki tokio laiko, kada Rusijai vėl yra krizė ir vietoj to, kad jie užsidirbtų iš eksportuojamo ir tos pačios naftos ir naftos produktų, tai yra ten benzino ar dizelio, tai jiems dabar atvirkščiai tenka tiesiog tai patiems pirkti. Tai kai jiems ir taip taikomas tos sankcijos ir pardavimo keliai yra trikdomi ir čia dar vienas toksai uždarbio kelias užsiveria, tai yra gan toks šūdinas momentas Rusijai. Visgi po šito dalyko noriu pastebėti, kad tas faktas, kad Rusijai yra kūro krizė ir mes tikrai ją matome ir labai smagu žiūrėti tos video, kur ruskeliai keikėsi prie degalinio eilių. Tas faktas nereiškia, kad kūro negaus kariuomenė, nes Rusijos valdžia vis tiek turi prioritėtus ir civiliai yra žemiausiai vietoje, galim sakyti, ar tai būtų kalba eitų apie kažkokią ekonominę padėtį šaly, ar aptarnavimo sferą, ar mediciną, ar kelių priežiūrą, ar kūrą, ar gyvenimo sąlygas, ar bet ką. Civiliai yra žemiausiai grandy pas juos. Svarbesnė vieta yra pramonė, kur gal daugiau prižiūrimas kūro tiekimas. Šiuo momentu yra sudaromos kaip tik specialios grupės, kurios paskirsto kūro tiekimą tiek geležinkeliams, nes nors Rusijai vakariniai daly, žodžiu, kaip nekeista, tam dievo pamirštam krašte apie 70% traukinių yra elektrifikuoti, bet 30% lokomotyvų vis dar yra dizeliniai, tai yra sudaromas grupės, kurios paskirsto jau kur kiek duoti to kūro, kad visur plius minus po vienodai užtektų. Tai čia toks požymis yra, kad net ir geležinkeliam truputį kažkoks triukas jau prasideda ten pas juos. Ir iš viso to
labai svarbu žinoti, kad tas kuro trūkumas atsilieps ir gamybai, kur aš sakiau, kad antra grandis yra, bet prieš tai dar noriu paminėti, kad svarbiau yra, aišku, visos tarnybos, tai yra medicina, gaisrinė ir saugumo tarnybos, tada aukščiausiai vietai jau yra Kremlius, valdininkai visi ir tuo pačiu yra kariuomenė jau aukščiausiai vietoje aprūpinimo, kur kad ir kokia krizė ten būtų, bet kariuomenė tikrai tą kūrą gaus, bent jau jai bus stengiamasi pristatyti. O ar jį įmanoma pristatyti, tai jau yra kitas klausimas. Rytuose mes matom, kad pristatymai dar vyksta ir ten ukrainiečiai dar tos logistikos taip smarkiai netrikdo, bet vat pietuose, pavyzdžiui, tas ir kūro pristatymas yra jau smarkiai trikdomas. Tai vat toks momentas yra, kad nors ir mes matom civilių tarpe didelę kūro krizę, kariuomenėje jis bus pristatomas. Prie to pačio dar kalbant apie kūro krizę, dar noriu vieną apskritai dalyką pastebėti, kad Rusija niekada visais laikais neturėjo kažkokių didelių naftos strateginių rezervų, kaip pavyzdžiui europiečiai arba amerikiečiai turėjo dabar Hormuzą, kai sąsiauris buvo uždarytas. Pas Rusiją visada buvo planas išgaunam, perdirbam, eksportuojam, išgaunam, perdirbam, eksportuojam ir ta nafta tokį savo gyvybės ratą tokį turėjo visą laiką ir jie kažkokių didelių rezervų neturėjo. Tai pas jos yra komerciniai rezervai, bet tos komercinis rezervus mes pastoviai matom, kaip jos naikina ukrainiečiai tiek saugyklas kūro, tiek naftos bazės perdirbimo, tiek išgavimo bazės. Ir tarp kitko, kas liečia būtent pietinį frontą, kur ukrainiečiai dabar trikdo logistiką, tai Rostovo mieste kaip tik, jei neklystu, šiandien yra birželio 19, tai jeigu neklystu, arba vakare arba naktį buvo atakuotas Rostovo kūro saugyklos. Tai vėlgi toks geras ženklas pietų regionui visam tam, kad galbūt ten biškai bus kažkas labiau sutrikdyta. Tai kalbant apie kariuomenę, galima suprasti tą faktorių, kad kariuomeniai kūras tikrai bus pristatomas kaip prioritetinis dalykas. Bet ar jį įmanoma pristatyti, tai kitas klausimas yra ir čia mes galim jau grinai jau einam į tą pietinį regioną, kur šiuo metu ukrainiečiai labai smarkiai trikdo logistiką. Ir praeitam epizode aš pasakojau, kad į dieną jie ten praktiškai pietiniam kely nuo pat Rostovo einant per Mariupolį ir iki pat Krymo. Jie ten kasdien sunaikina praktiškai po 100 logistinių mašinų ir įskaitant labai daug kūro cisterno ir šiai dienai yra netgi atakuotas tiltas jeigu iš Rostovo, iš Rusijos regiono įvažiavus tik į Ukrainą už keliasdešimt kilometrų atkarpos yra sunaikintas jau pirmas logistinis tiltas. Tada sekantis tiltas dar eina per Mariupolyje, tai tą dar gali atakuoti ukrainiečiai vieną dieną tikrai. Yra jau atakuojami traukiniai vežantis kūrą į pietinėme regione ir tie 3 tiltai, kur eina į Krymą iš šiaurinėje Krymo dalyje, tai Ruskelija, aišku, daug protėlio turėjo, pasiskelbė, kad vieną kitą ten jau patvarkė ir kaip ir atidarė, tai ukrainiečiai dar kelius kartus atakavo, vėl ten jie dabar nebeveikia tie tiltai, nėra pravažiavimo, ta prasme, ir prie to pačio šiauriniai Krymo daly ukrainiečiai jau atakavo ir geležinkelio pervažas, tai ir nebėra tiekimo ir geležinkelio į Krymą. Ir čia prasideda visas tas ukrainiečių Krymo ir pietinio regiono visas planas. Krymą ukrainiečiai visais laikais norėjo, kažkada buvo
tikėtasi 23 metais, kad galbūt pavyks fiziškai atkirsti pietinį visą regioną, prasikirsti iki jūros ir tada gal tikėtis jau galima jau Krymo kažkokio atsikovojimo. Šiai dienai tokio tikslo nėra, nors mes, aišku, dabar esam visi ant pakilimo, kad pietuose ukrainiečiam labai gerai sekasi ir galbūt čia jau yra tokių kalbų internete jau sklinda, kad čia jau ukrainiečiai jau į Krymo invaziją jau toj darės, bet tam reikia milžiniškų resursų, reikia suprasti, kad netgi jeigu tu įsiverši, tai tada rusai tave gali ten pastoviai atakuoti ir dabar apversim aukštyn kojom lygiai kaip ką daro ukrainiečiai, kodėl jiems patiems gali būti sunku ten išsilaikyti, jeigu jie atsikovos tą Krymą. Jie tiesiog bando izoliuoti tą Krymą, kad rusam Krymas būtų tokia strateginė ir logistinė našta, jį sunku būtų išlaikyti. Ir tame yra svarbus pastovumas, lygiai taip pat kaip svarbus yra pastovumas naftos bazių daužymui, tam, kad pagaliau po kelių tų metų atakų pastovių naftos bazėms mes matom kuro krizę ir pelno sumažėjimą Rusijoje. Ir lygiai toks pats svarbus pastovumas yra Krymo šitoj visoje tokioj blokadai, galim sakyti, nes gerus metus laiko su viršum, galim sakyti, ukrainiečiai visam Kryme labai sistemingai naikino radarus. Visų pirma, kadangi radarai reikalingi oro gynybos sistemom, tai buvo automatiškai sunkiau oro gynybos sistemas veikia, tada naikino oro gynybos sistemas ir kai jau pakankamai buvo praretinta, bet čia ilgas laikotarpis, ilgas darbas, labai pastovus, toks, sakau, sistemingas darbas, kur ir kai ta oro gynybos sistema jau buvo pakankamai praretinta, tada ukrainiečiai galėjo pradėti rengti dronų oro atakas į Juodosios jūros uostus Rusijos. Ir todėl mes matėm to apseitos atakas ir kaip lyja ten lietus ir viskas irgi sproginėja. Vien dėl to, kad buvo išlaikytas tas pastovumas. Tai lygiai taip pat ir dabar. Jeigu tos logistikos trikdymas bus išlaikytas, ką Krymas praranda? Praranda oro gynybos sistemą, apskritai oro gynybą praranda. Tampa pažeidžiamas, jeigu praranda kūro tiekimą ir bet kokį logistinį rimtesnį aprūpinimą, nes kad ir yra tas Kerčės tiltas, per jį logistika yra labai sumažėjus, nes rusai tiesiog nerizikuoja siūsti ant kažkokio ilgo traukinio su daug cisternų kūro, nes jį ukrainiečiai tikrai atakuotų ir tada tas tiltas vėl sprogtų, bet kažkuri atkarpa gali pabirėti. Ir lygiai taip pat logistinės mašinas jie visas tikrina ir daug mažiau praleidžia, nes irgi prisibijo, kad ten ukrainiečiai kažkokių triukų gali būti pridarę, nes būtent pirmą kartą, kai buvo atakuotas Kerčės tiltas, tai logistinė mašina ir sprogo būtent. Dėl to per tą tiltą ta logistika kaip ir eina, bet kur normaliom sąlygom, tarkim, tiek eina, tai dabar iki tiek sumažėjęs. Labai mažai praleidžiama, nedidelis srautas. Ir gaunasi, jeigu tą visą pusiasalį išalini tiek, tai tada klausimas pasidaro, kam ten laikyti išvis kažkokias didžiulės pajėgas, nes jau visą laivyną jie iš ten jau buvo priversti atitraukti. Ir jeigu ten nėra oro gynybos sistemų, ir netgi jeigu tu tas oro gynybos sistemas ten nugabeni ir jas pastovi vėl išdaužo, tai gaunas tiksai kaip išmetimas iš šiukšlių dėžę viską, kad ir kiek tu ten visko temptum, tau yra viskas ten į gryną minusą, nes jokio pelno nebeneša, jokios strateginės naudos nebeturi tas pusiasalis, kai karo pradžioj, tarkim, turėjo, visų pirma, strategiškai buvo svarbus pačiam puolimui, po to karo eigoje buvo svarbu, nes iš ten oro atakas vykdė į Ukrainą, ir jeigu dabar ir to nebegali daryti, ir tuo pačiu metu dar jis yra naikinamas, visa karinė technika tenai esanti, tai tada klausimas, ar neverta atsitraukinėti iš ten.
ir ateityje ukrainiečiai galės tokį derybinį labai svertą turėti didelį prieš Rusiją, teisiškai galbūt atsiiminėjant Krymą. Visgi ką gali ukrainiečiai padaryti šiai dienai, galbūt teoriškai, ir čia toksai gal pasvajojimas, o gal ir realybė. Tai yra visas tas pietinis regionas, vis dar nuo Krymo šiaurės taip pat iki Mariupolio. Ten rusai yra vis tiek labai ganėtinai siaurame žemės ruože ir jie yra tarp dviejų tokių linijų, tarkim, atkirsti yra vienoje pusėje viršuje yra ukrainiečiai, juos spaudžia su puolimu. Už nugaros jiem yra jūra. Jie negali į Krymą pabėgti, bet jie gali pabėgti, aišku, dar į rytus. Ir jiems labai smarkiai trikdoma logistika ten. Koks planas ten gali būti su to logistikos trikdymo? Jeigu tu atkirti kariuomeniai kūro tiekimą, jeigu tu atkirti amunicijos pristatymą, tai prasideda kažkoks tiesiog visų pirma puolimo žlugimas ir ilgainiui gynyba susilpnėja, nes kuom labai reikalingas kūras jiem ten pietuose, tarkime, apskritai visam fronte, kuom reikalingas kūras pačioj tokioj priešakiniai linijai. Tai yra, tarkim, vadavietės, kurios veikia priešakiniuose tuose kaimeliuose, kur dar iki kur jie išsikovoja, tarkim, ir tarp įvairių video internete mes matome, kaip veikia ukrainiečiai, tarkim, kur nors ukrainiečių dronų operatoriai, tarkim, yra vis tiek vadavietės kažkokios, ar tai Rusijai, kur nors jie ten pasislėpia, ar kažkokiam bunkerį, kur jie gali tik įlysti, jie tenai apsistato kompais, vykdo žvalgybą iš ten ir veikia, bet kad visą tai veiktų, reikalingas koks nors generatorius, nes paprastai visur, kur ten viskas yra tiek išdaužyta, kad jokio rimto elektros tiekimo nėra, tai ten prailgintų iš kažkokio miesto neatsitempsi. Tai reikalingi generatoriai vadavietėms, reikalingi generatoriai dronam pasikrauti ir jeigu sistemingai ukrainiečiai, tarkim, mėnesį, gal 2 mėnesius trikdys tą logistiką, trikdys ir tas kūras bus atgabenamas sunkiau į tą frontą, tai nereiškia, kad ten visiškai visur jie liks be elektros, bet kažkoks atsiras toksai pajėgumų retėjimas, kur jiem kažkas bus sutrikę, jeigu tu negali pasikrauti droną, tu negali vykdyti puolimo, jeigu tu negali vykdyti žvalgybos, jeigu tu neveikia ten kompai tavo kažkokio tenai bunkerį, ir tuo pačiu metu, jeigu tu neturi tų dronų, tau jų nepristato, tai tu ilgainiui ir negali gynybos vykdyti tam savo atkarpos ruože, o šiais laikais gynyba be dronų tai yra visiškai sausas reikalas. Ir jeigu ukrainiečiai tą visą tempą palaikės gan ilgą laiką, tai mes dabar džiaugiamės, kad čia sunaikino tiltus, sunaikino tą, bet čia yra tas pats svarbiausias momentas, kad visą tai reikia tą momentumą palaikyti, nes jeigu tu tik sustoji, tai viskas atsistato. Bet jeigu jie sugebės išlaikyti tą tempą, tai tas silpnumas pietų fronte tikrai atsiras ir tada ukrainiečiai turės šansą kažkokios ten stipresnės operacijas tikrai vykdyti. Nes jie ir taip ruskeliam jau tas internetas yra tenai sutrikdytas, tai jeigu dar ten, tarkim, kūro to negaus ir jie negali dronų atsivežti, arba kad ir turi dronus, negali jų naudoti, nes paprasčiausiai negali pasikrauti, tai jau rimti dalykai gali prasidėti ir galbūt tada mes tik galim tikėtis, kad jeigu tik tai ukrainiečiai turi tokius pajėgumus, iš tikrųjų kažkokią rezervą turi, gal jie gali bandyti prasimušti šiais metais iki tos Azovo jūros ir perkirsti tą visą nuo Mariupolio iki Krymo tą tarpą ir tada judėti smarkiau link Krymo. Nes 23 metais, kai vyko
kontrpuolimas, tai būtent jis praktiškai dėl to ir žlugo, nes ukrainiečiai neturėjo tolimojo nuotolio vykimo ginklų ir negalėjo daužyti rusų užnugario. O šiuo metu ukrainiečiai kaip tik turi tos ginklus, bet klausimas, ar jie beturi fizinių pajėgumų, kad pasidarytų tą kirtimą. Tai va tiek žinių šiandien iš tikrųjų, jeigu patiko, būsi labai laimingas, jeigu paspausit laiką, jeigu labai laukiu komentarų visada, nes iš tikrųjų įdomu, gal aš kokią nesąmonę pasakau ar dar kažkur, gal galit mane papildyti, bet tai visiškai nekreipiu dėmesio, jeigu kokias visiškai pievas parašysite, bet jeigu norit dalyvauti normaliam pokalbį, tai tada labai mėgstu atsakyti. Ir jeigu patenka, tikrai prisijungti prie kanalo ir turėsim labai daug temų. O užbaigimui noriu pastebėti, kad tikriausiai šiandienos pagrindinė mintis buvo ta, kad labai svarbus yra tas dalykas bet kokių atakų pastovumo išlaikymas. Ir tą svarbu suprasti iš viso žmogeliam vakaruose ir toj pačioj pas mus Lietuvoje visiems, kurie rėkauja, kad kiek čia dar galim tai Ukrainai tų pinigų duoti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia, na, aišku, tai yra visiškai kvailas mąstymas, bet esmė tame, kad ar tai būtų naftos bazių daužimas, jeigu tu atrodo, kad sudaužė ir va čia jau viskas gražu, čia va Rusijai Maskvoje naftos tą bazę sudaužė ir čia daug džiaugsmo, bet tai palaukit, jeigu nieks nieko nedarys, ta prasme, ją sutvarko ir jin toliau dirba. Tebūnie gali būti sunkus tvarkyti, bet praeis mėnuo, praeis maksimum 2, ją sutvarkis. Jin toliau dirbs. Tai ir tos bazės, jeigu pastebėtumėt visą naftos tų bazių daužimo žemėlapį, tokį galim sakyti, tai daug tų bazų jie karts nuo karto vėl tą pačią bazę ukrainiečiai atakuoja ir todėl to ir pastovaus jiems reikia finansavimo, nes jeigu nebus pastovaus vakarų finansavimo, negalės ukrainiečiai pastoviai vykdyti tų savo planų, nes planai tai yra ilgas laikotarpis. Ilgą laikotarpį reikia daužyti naftos bazės, kad pasiekti tokią momentą, kad prasidėtų Rusijai krizė. Ilgą laikotarpį reikia trikdyti logistiką, kad pagaliau fronte kažkiek pradėtų jaustis, kad surėtėjo tas puolimas ir jau galim kažkaip atskvėpti arba netgi vykdyti kontratakas. Ir ilgą laikotarpį ten pietuose reikės Krymą izoliuoti, nes dabar tie tiltai apgadinti, bet tai jeigu jie sustos ukrainiečiai, tai tą tiltą vis tiek ten įmanoma sutvarkyti, nėra ten kažkokie dideli tiltai, ilgi ten po kelius šimtus metrų, jie ten ganėtinai mažiukai ir juos įmanoma sutvarkyti ir viskas greit atsinaujina, jeigu tik neišlaikai pastovumo savo plane ir nuolatinių tų atakų. Dėl to tas finansavimas Ukrainai yra be galo svarbus irgi pastovus. Manau, tuom ir baigsime. Tai taip pat šiandienos ta mintis buvo, kad jeigu kuro krizė Rusijai yra, tai nereiškia, kad kuro krizė bus fronte. Čia irgi labai svarbu suprasti, kad prioritetas kariuomenė yra 100%. Tai ukrainiečiai dar labai daug darbo turi ir to palaikymo jiems reikia labai daug. Ir įskaitant ir mūsų palaikymo, tai kiekvieną mėnesiuką, taip sakant, perveskit kažkam, nes tai labai padeda, nes dažniausiai šitie dalykai nukeliauja tiesiai į kareivėliam į frontą, kur visos tos mažesnės tokios grupelės žmonių rūpinasi, o kur valstybės finansuoja, tai vis tiek jau yra toksai bendras ten gamybos finansavimas, dar kažko, o kur žmonės sumeta, tai dažniausiai keliauja tiesiai į frontą tiem kareivėliam, kuriem priešakinėse linijose pats sunkiausias momentas jau yra. Tai gal baigiam šiandien. Iki kitų temų.